vėl skamba Pavelo Giunterio būgnai. Na, tikėkimės, kad mums pasiseks pasiekti pasaulio rekordą. Agentūra Faktum skelbia, kad siūlant į Lietuvos rekordų knygą įrašyti naują sporto rekordą, jo registravimo sąlygos turi atitikti tarptautines tos sporto šakos taisyklės. Jo registravimo metu turi dalyvauti nacionalinės kategorijos teisėjai, o rezultatą pripažinti tos sporto šakos federacija. Ir visą tai mes turime. Na, iš tiesų, tikrai norėtųsi, kad mums pasisektų. Ką čia slėpti? Norisi aplenkti kaimynius Lenkus, kurie jau anksčiau yra užfiksavę rekordą. Ten vienu metu buvo mušinėjama net 30 000 kamuolių. Mesgi užsimuojame mūsų kaimynus Lenkus apšauti lygiai dvigubai. Gaila tik, kad mes su Jurgiu negalim prisijungti prie šio tikrai puikaus pasaulio rekordo. Manau, kad kiekvienos dvi rankos čia praverstų. Taip, iš tiesų gaila, bet mes turim ir savo darbą, tai yra skaičiuoti laiką. Matome, kad liko jau šiek tiek mažiau nei 4 minutės. Beje, apie rekordus. Agentūra Faktum skelbia, kad nepripažįsta dydžių, kurie neturi konkrečių matavimo vienetų. Pavyzdžiui, gražiausia mergina, baisiausias nuotykis ir panašiai. Arba reiškiančių jausmus. Pavyzdžiui, karščiausia meilė, stipriausias pavydas. Bet čia pas mus viskas tikslu. Lygiai 60 000 kamuolių. Lietuva savosius kamuolius paskirstė taip. 15 000 teko Vilniui, 13 Kaunui, 10 000 Klaipėdai, po 8 000 Šiauliams ir Panevėžiui ir 6 000 Alytui. Kągi įtampa auga, pusė laiko jau prabėgo. Štai matome pasijungimus ir iš kitų miestų, iš tiesų kerintis reginys. Ir štai prasideda paskutinė 5 minutė. Ir dabar jau pradėsim nekantriai laukti rezultatų.
3, 2, 1, viskas. Buvau ten vakar ir eisiu ten ryt.